tėtis Arvydas vaikystėje gyveno kokiam pasaulyje. Be interneto, be kompiuterių, YouTube'ų, Facebook'ų, tokių dalykų net mintyse, net fantazijose nebuvo. Užaugom be to, aišku. Ir be, sakykime, be tokios informacijos prieinamumo, kurį mes dabar turime. Jis padėtas ant lėkštės, tau tik tai reikia ištiest ranką, pasiimti. Reikia atsirinkti dar, visko negali imti. Teisingai. Tai gyvenai tokiam, laikotarpyje, be visų šitų dalykų, bet su tam tikromis, kaip tų laikų, soc garantijos buvo, ar ne, socialinės tam tikros. Aš nežinau, dabar sako, irgi soc garantijos egzistuoja, bet tas skirtumas čia tavo akimis geriausiai matomas, nes aš tai dar nebuvau patyręs ten tais laikais. Ir su tokiu laisvės trūkumu, kurio visi labai norėjo troškot. Mūsų laisvė buvo kiemas visas. Mes, jeigu tam imti jaunimą, vaikystę, tai kokia ten galėtų apie kažkokią tą laisvę. Bet tas laisvės trūkumas vis tiek skverbėsi per tėvus, ar ne, per suaugusius žmonės, nes jūs vis tiek girdėjot, matėt, jautėt tą ritmą, ką kalba tėvai ir suaugę. Ir ką dar jautėt kažkokią karo baimę. Aš irgi kiek su kom šneku, tai sako, žiūrėdavo per televizorių ir vien atominės bombos, karo vaizdai, filmai apie karą, grėsmė, vakarai, pavojus, grėsmė. Pabūdavo tokie varoma. Visas pavojus iš vakarų, buvo taip. Mes gyvenam taikoj, norim taikos, o visos tas blogybės eina iš vakarų, šitas buvo. Ten taip kalbėdavo. Taip kalbėdavo. Mums tai paaiškindavo. Bet esmė, kad čia yra dvi pasaulėžiūros. Tavo viena pasaulėžiūra, man yra kita. Aš matau pasaulį vienaip, tu matai pasaulį kitaip. Dėl skirtingų realiai pasaulėžiūrų, tai karai vyksta. Taip. Tai įdomu, man tai įdomiausia yra tos dalykas, kas suformuoja tą pasaulėžiūrą žmogui. Jisai pats, abejoju? Ne, pats tai nesuformuoja jam. Jam turbūt suformuoja. Tai apie ką ir kalba. Ir kaip tu minėjai, kiemas buvo jūsų visas pasaulis. Kas dabar vyksta, mes matom. Aš, pavyzdžiui, realiai matau, kad vaikų mažiau realiai kiemuose, kaip aš savo vaikystę prisimenu, nes mums būdavo kiemas, visas pasaulis. Kompiuterių nebuvo, to nebuvo, technologijų nebuvo. Taip, mes, augdavom lauke, o dabar visas vaikai auga prie kompiuterių, visas bendravimas vyksta per ryšių priemonės. Tai už tai kaip pasikeitė. Paskui kalbėsime apie tą nuslėptą norą verslauti, pirmi bandymai, blokada, laisvė iškovota ir tas visas chaosas, kuris prasidėjo. Nes 90 metais ten pirmos investicijos buvo, jau atėjo kapitalizmo idėjos ir galimybės. Sekundės bankai, bankrotai, paskui emigracijos prasidėjo. Vienu žodžiu, viskas griuvo ir vėl buvo statoma realiai iš naujo. Visą šitą dalyką, jisai suformavo realiai, pavyzdžiui, tave kaip žmogų, mūsų visus kaip žmonės, visuomenę visą, mūsų visą valstybę, mane, vienu žodžiu, kiekvieną iš mūsų. Aišku, ir pakalbėsime apie dabartį, tą informacijos perteklių, kaip tu sakai, reikia atsirinkti labai, nes žmonės kiekvienas ten labai patiklus ir žiūri, ir tiki visko, kas rašoma, kas rodoma. O tas žmonių naivumas, jisai mane nenustoja realiai stebinti iki šios dienos. Dabarties buities patogumą, ko anksčiau, aš nežinau, ar buvo tas patogumas, palyginus, kaip dabar gyvenam ir kaip anksčiau. Jaučiasi skirtumas tas buities patogumas. Kaip dabar tai jaučiasi skirtumas, didelis skirtumas. Tai nesulygysi, kas kaip buvo anksčiau, tai bent kambarį, turi porą kambarių ir tu jautiesi jau, kad tu saugus, tu ne gatvėje randiesi, o bute savo, butas, buvo ten tie baldai gal standartiniai, butai tie standartiniai, bet statė, kaip ir tos vadinamos chruščiovkės, jeigu tais laikais, tai čia po karo buvo apgyvendinti žmonės ir statė butus, kuo daugiau būtų pastatyti, virtuvės mažą statė, dėl to buvo tokia politika, kad tarybinis žmogus, šeimininkė teisingiau, tarybinė, neturi praleisti laiko virtuviai. Atsidarydavo visokios valgyklas ten ar kavinės, kur tu gali papietauti, pavalgyti, ten papusryčiauti, o nepraleisti laiko virtuviai. Tai už tai tos virtuvės būdavo labai mažos, o kambariai šiek tiek didesni. Žmogus būdavo skatinamas praleisti
visuomeniai. Taip, visuomeniai, tarp visų, bet ne užsidaryti virtuviai. Ir dar mes apie ką irgi pakalbėsim, tai kas tas dirbtinis intelektas. Tu savo akimis mažytę mikroskopinę dalį matei, o bus tavo akimis ir mano akimis, kas tas du dalykas. Bet esmė, kad mes šitą visą reikalą mes pradėsime nuo Ispanijos šiek tiek. Man Ispanija labai susijusi tema, paliesime jos trumpą mažytę 100 metų istoriją, akimirksnis vienas. Ten tokių dalykų pasidomėjęs, aš sutinkam, sakykime, klientus, lietuvius ir būna tokių žmonių, kurie, Ispanijoje jau yra gan nemažai turėjo reikalų, ten verslų turi su Ispanija, yra gyvenę kai kurie ir jie vis ten kalba apie kažkokius ten istorinius įvykius. O aš nei žalio supratimo realiai neturėjau apie tą Ispaniją. Kas ten vyko, kada vyko, tai iki to momento, kai dabar pasidomėjau, tai iš tikrųjų ten labai įdomus reikalai. Šito viso mūsų pokalbio tema ir esmė, tokie, žinai, kaip pasakyti, labai svarbus, aš galvoju, yra klausimai ir tokie, galima sakyti, taip skambiai, labai skamba, egzistenciniai, kodėl tu nežinodamas tos istorijos, kad ir tos mažytės. Aišku, kuo tu daugiau žinai istorijos, tuo tu daugiau supranti, kas tas laukia ateityje. Bet mes paliesime tik tai mažytę tą atkarpėlę, kad, sakykime, žmonės, kurie domisi tą istoriją, tam tikras išvadas padarytų, kas dabar mūsų laukia. Po 5, koks 10-metis ateina, o gal kažkas turi sugebėjimų numatyti netgi ir 20-30 metų į priekį. Aš stengiuosi žiūrėti taip maždaug 5-10 metų, aš daugiau nesugebu ten žiūrėti, kaip ten 100-mečiais į priekį tie, kas valdo. Tas dalykas atsako mūsų į klausimus, kur tai yra saugesnė vieta, pavyzdžiui, gyventi, žiūrint per Lietuvos tą visą istoriją ir per Ispanijos ir per visos netgi Europos prizmę, žiūrint pasaulio globalią irgi tą visą areną, ar ne, kur saugesnė vieta, pavyzdžiui, savo pinigus investuoti ir ar iš viso įmanoma išlaviruoti šitame realiai pavojingame pasaulyje. Tai man tokie klausimai esminiai. Pabaigai dar vienas momentas yra, kad pažvelgsime į ateitį, 10-metį, kurį mums užprognozavo dirbtinis intelektas. Aš suvedžiau tam tikrus klausimus per istorijos prizmę ir jis man atsakė, kas mūsų laukia. Blogasis scenarijus ir toks optimistinis. Tai realiai jų miksas. Dar vienas momentas, tik tais, kad sutinku gan daug skirtingų žmonių, irgi sakau, bendraujam, ir jie visi pasakoja, labai priešingas istorijas apie patį gyvenimą, nes jie visi skirtingai mato. Vienam pasaulis blogėja, viskas prastėja, viskas eina blogin, prastin, o kai su kitu kalbu, žinai, tai sako, mes klestim, viskas tobulėja, viskas gražėja, viskas gerėja. Įsivaizduoju, du skirtingi matymai. Gal tai reiškia, kad mes realiai gyvenam skirtingose tikrovėse, madinga sakyti, burbuluose. Ką žinau, kaip čia pasakyti dabar, jeigu vieni mato vienaip, kiti kitaip. Tai aš irgi galiu galbūt pasakyti pragyvenimo lygių, kokybę. Tai aišku, galbūt mes tobulėja, gerėja, viskas einam į priekį, vis dėlto visokios ir technologijos atsiranda ir aplamai viskas eina tobulėjimą, gerėjimą. Tai kaip technologijos. Kaip taip. Kurios pritaikytos mums. Taip. Bet kaip žmogus pats? O žmogui, tai aš, pavyzdžiui, jeigu taip tada palyginti su žmogėjimas, mano tik tai vienas įsireiškimas. Tai čia yra vis tiek žmonės, pavyzdžiui, kad ir buvo, tai kaip prisimenu 60 metais, jie buvo vis tiek draugiškesni. Tas buvo ryšys toksai. Ryšys tarp žmonių, tarp giminių, tarp visko buvo didelis ryšys, todėl kad po karo pamatė to vargo didelio, žmonės kažkaip vienas kitą užjausdavo. Tai jie matė to siaubo ir jie jau buvo atsibodęs tas siaubas. Taip. Ir šito jie jau nenorėjo. O dabar jau viskas pamiršta. Mes tik tai pasižiūrim per tas technologijas. Ten kažkur tai karas, ten Sirijoje buvo kažkokia tai subombardavo, ten Ukrainoje dabar kažkas. Mes tik tai šitai, tai dar ten per tas technologijas neaišku, ar ten viskas teisybė, nes įkelia visokių vaizdo įrašų, kurie netitinka tikrovės. Tai čia yra propagandiniai. Propagandiniai, o taip žmogų, kaip sakant, jį sakau, čia tos technologijos geras dalykas, bet tą informaciją turi atsirinkti. Tikrai taip. Tai kas liečia, kaip tu sakai, po karo žmonės užjaučia vienas kitą. Tai yra netgi taip ir sakoma, kad sunkus laikai pagimdo stiprius žmonės. Kažkiek tai taip, stiprius, bet suvienyje, paprasčiausiai suvienyje. O jeigu tu
vieningas esi, tai tu kaip tą šluotą, tu pabandyk ją perlaužti. Tu jos neperlauši, o tik tai po vieną šapelį gali laužyti. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad toks posūkis yra, kad sunkus laikai pagimdo stiprius žmonės. Stiprus žmonės sukuria lengvus laikus. Lengvi laikai sukuria silpnus žmonės. Silpni žmonės sukuria sunkius laikus. Tai gal čia užburtas ratas? Tai taip gaunasi. Gal taip. Ir va taip va sukasi ratelis. Tai jau už tai ir sakoma, kad istorija kartojasi. Kiek tai tų visų įvykių istorija neturi pabaigos, o jinai kartojasi laikas nuo laiko. Aš dar tik tai va ką norėjau tau parodyti, va šitą dirbtinį intelektą. Nuotrauką matėjai, o čia yra dirbtinio intelekto sukurtas. Jis atrodo kaip filmukas, ar ne? Vat iš nuotraukos. Čia kita versija. Ir man pasakysi, ką tu pamatėjai, pastebėjai tokią. Tai turiu omeny gal tą šypseną, vaikai. Tuoj, užbaigsim. Pažiūrėk, koks žvilgsnis ir koks atrodo, žinai, noras tą žmogų pamatyti, kaip pasakyti. Bet čia yra dirbtinio intelekto, žinai, va, mąstymas. O kaip programa supranta tas emocijas, tą ryšį su žmogum, žinai. O čia tai mes matome, aš ką matau, tai aš matau kaip tokį, žinai, kaip smalsumą iš abiejų pusių. Tai. Abiejų pusių smalsumas. Vaikai nepažinę pasaulio tengiasi. Ir dabar pažiūrėk šitas, va, ką parodo. Toks kaip motiniškas norėjimas sukurti bendrą ryšį su žmogum šito viso dirbtinio intelekto. Tai įsivaizduoju, kad tu suvedi, sakykime, tam tikrą informaciją. Aš daug ko žodžių nerašiau realiai. Aš tik tai sukūriau patį paveiksliuką. O visą šitą video jau kūrė jisai savarankiškai. Tu gali ten koreguoti, žinai, va, kad atsisukti, pasižiūrėti, užsisukti, paliesti, ten tokius gali. Bet aš grinai leidau savieigai, kaip ir va tavo, sakykime, kariuomenės nuotrauką, ar ne? Idėjai, be jokių žodžių, jisai pats sukuria veiksmą. Ten kažkoks pamato, žinai, išstudijuoja aš su kariuomenės vaizdai, uniforma ir jau jisai jau tokį žmogų net kūrė, žinai, tokį pasiruošusi. Vat kaip tas dirbtinis intelektas, įsivaizduok, jisai yra sukurtas, kad perprastų mus kaip žmonės. Tiesiog va tai va. Kas laukia, tai... Nežinau, Didžiuliai pokyčiai. Didžiuliai pokyčiai, čia aišku, šitie pokyčiai vyks greitų laikų. Tos technologijos labai sparčiai tobulėja ir stengiuosi stebėti, kaip viskas vystosi. Tai ką daugiau čia, žinai, gali padaryti? Tai gal žmonės yra, kurie tame dalyke jis dirba, ar kaip pasakyti tą darbą, tai jis daugiau ten... Turėjo meni tie, kas kūrė šitus reikalus. Kas kūrė ten dar kažką, tai taip, tai tokie daugiau jie mato. Žmogaus protas paprasčiausiai jisai nespėja. Nespėja pagautos informacijos. Nes, įsivaizduok, šitus dalykus kūrė realiai wunderkindai šitų technologijų. Taip, iš visos mūsų žmonijos, iš tos masės. Tarp žmonių yra wunderkindai. Aišku, jie ir buvo ir anais laikais, bet kada nebuvo tokių tų technologijų, jie tik tai ant popieriaus, kaip sakant, viską galbūt tenai užrašinėjo savo mintis, bet nesugebėjo tokių dalykų. Tai bet kūrė, taigi buvo visokie išradėjai. Tai buvo, bet jie sakau, visi išradimai. Archimedo lygio žmonės tokie. Bet visi išradimai Einšteinai. buvo. Bet Einšteinas jisai čia nesinai, bet aš kalbu dar ten kokį 1000 metų atgal. Technologijos irgi va taip vystosi. Ne, bet sakau, viskas buvo užrašoma ant popieriaus. Visi tie išradimai jų mintys dėstomos ant popieriaus. Bet daug tokių tai ir rankraščių tų tai yra sunaikinta. Jeigu dar paimkim ten kažkiek tai kelis tūkstančius metų atgal, gal, ne kelis tūkstančius, ten kelis šimtus metų atgal. Taigi čia būdavo raganavimas, degindavo ant laužų tokius visokius išradėjus. Ir žmogui irgi buvo nesuvokiama, kaip tai gali būti. Ir paprasčiausiai sudegindavom. Tai man dabar tas dalykas, kaip sakiau apie Ispaniją, tai yra vienas toks momentas iš Ispanijos istorijos. Yra toks veikėjas kaip Franco, tai kas domisi Ispanija, tai jie visi jį žino. Ir pilietinį Ispanijos karą 1936, 1939.
jisai per šitą Ispanijos pilietinį karą jisai ir iškilo. Tai kokios buvo pagrindinės priežastys? Tai nes Ispanijoje buvo socialinė nelygybė, skurdas, už tai vyko revoliucija. Didžiąją žemės dalį valdė nedidelė aristokratų ten saujelė ir bažnyčios elitas. Buvo tokie respublikonai, kurie norėjo atskirti bažnyčią nuo valstybės. Kitas dalykas buvo politinė polarizacija vadinama. Tai buvo respublikonai, socialistai ir komunistai. Jie buvo kairieji. Tai va kas eina, įsivaizduoju, komunistai, socialistai ir respublikonai vienoj komandoj ir jie siekė reformų, o buvo nacionalistai, kitaip vadinami dešinieji. Ir jie išlaikyti monarchiją, tvarką norėjo. Jie nenorėjo jokių reformų. Ir koks momentas vienas. Kariuomenė, dalis kariuomenės, kairiųjų tą valdžią laikė chaotišką, nes kairieji siekė reformų, o tie kareiviai nenorėjo šitų reformų. Ir 36 metais generolai iš tos kariuomenės, ar ne, ten buvo Mola, Sanjurjo ir Franko, tas pagrindinis. Pradėjo sukilimą Maroke ir Ispanijoje. Pasiekmė buvo tokia, kad sukilimas nepavyko visoje šalyje ir Ispanija skilo į dvi dalis. Tuo metu vykęs karas Ispanijoje, tai tapo miniatiūrinė antro pasaulinio karo repeticija. Ir Hitleris, Vokietija, su Musoliniu, Italija, pradėjo remti Franko su kariuomenė, aviacijos technika ir įžymus įvyko toks istorinis momentas – Guernikos bombardavimas. Guernika tai buvo toks miestukas, žinai, girdėjai apie Baskiją, Ispanijos šiaurės regionas, prie Prancūzijos. Tai Guernika buvo toj Baskijoje. Ir įvyko tas bombardavimas 37 metais, buvo pirmas plataus civilių naikinimo bombardavimas Europoje. Ir jį vykdė Hitlerio kariuomenės ir Franko sąjungininkai. O kodėl įvyko bombardavimas? Nes Hitleris norėjo išbandyti naują karo taktiką. Ir ta Guernika tapo gyvų poligonų. Iškart po bombardavimo Franko režimas pradėjo skleisti melą, kad patys respublikonai sudegino miestą. Pasiekmės tokios, kad pasaulis pamatė, koks bus antrasis realiai pasaulinis karas. Tai buvo baisus įspėjimas, bet pasaulis ignoravo realiai tą dalyką. Aš turiu minį sąjungininkai, kaip sąjungininkai, aš turiu minį ten ta pati Anglija, Amerika, nors vienas momentas dėl Rusijos noriu ką pasakyti, SSSR, Sovietų sąjunga rėmė respublikonus. Taip, nes ten kiek aš prisimenu biškį iš istorijos, nedaug, tai ten Ispanijoje rusai kariavo. Tai ta informacija čia yra internete viešai. O kitos demokratijos, ten Anglija, Prancūzija, jos liko neutralitetais, kaip rašo. Nenorėjo didesnio konflikto eskaluoti. Bet čia, žinai, čia reikėtų pasigilinti giliau, aš spėjau, kad buvo dar ten tam tikri interesai. Ryšium su tuometinė Tarybų sąjunga, nes Tarybų sąjunga ėjo prieš fašizmą. Taip. Franko su Hitleriu, su Musoliniu buvo fašistai. Už tai Tarybų sąjunga buvo suinteresuota. Taip, sakau, aš prisimenu, kad jie ten buvo tos Ispanijos. Kodėl nesikišo Anglijos ir Amerikos? Todėl, kad jie buvo patys prieš SSSR, teisingai. Taip. Tai už tai šitoj vietoje, bet čia yra, pasižiūrėjus giliau, aš paskui radau tas, žinai, pasiekmes ir paralelės. Tai čia tokie faktai apie tą Baskiją ir apie iškilimą šito Franko. Ir dabar dar vienas momentas yra įdomus. Po antro pasaulinio karo, kai baigėsi jisai, čia labai vienas įdomus momentas. Franko režimas tapo politiškai toksiškas. O ką tai reiškia? Kad Jungtinės tautos 1946 metais priėmė rezoliuciją smerkiančią Franko režimą kaip fašistinį ir nesuderinamą su taikos principais. Dauguma valstybių nutraukė diplomatinius santykius su Ispanija, tai čia buvo 55 metų jau pradžia. 50. Ir šalis nebuvo pakviesta į Maršalo planą, todėl negavo jokios ekonominės pagalbos. Ir Ispanija liko vienintelė fašistinio tipo valstybė Europoje po karo kartu su Portugalija, rašo. Nors jinai atseit buvo švelnesnė šiek tiek. Tai koks buvo rezultatas Ispanijai? Tai ekonominis skurdas, izoliacija, badmetis ir ilgas 40-ųjų tamsusis dešimtmetis buvo Ispanijoje. Ir dabar ką aš norėjau pažymėti, kodėl, žiūrėk, viskas pasikeitė su šaltojo karo pradžia, nes prasidėjo šaltasis karas. Kai JAV pradėjo bijoti sovietų ekspansijos, tai buvo šaltasis karas, nes kadangi laimėjo prieš Hitlerį, bet prieš Hitlerį laimėjo Tarybų sąjunga su partneriais. Partneriai buvo kas? Amerika, Anglija ir dar ten kitos šalis. Prancūzija, ar ne? Galbūt irgi kažkiek. Taip. Tai buvo jie partneriai, kad nugalėtų Hitlerį. Prasidėjo šaltasis karas, partneriai tapo priešais, nes JAV pradėjo bijoti sovietų ekspansijos. Ir Franko staiga tapo labai naudingų blogių Amerikai. Čia taip internete yra šitą informaciją, nes Franko buvo kraštutinis antikomunistas, o tai tiko JAV strategijai
53 metais Ispanija pasirašė sutartį su Amerika, leidžiančią amerikiečiams statyti karinės bazės mainais su finansinė parama. Tai visi pinigai iš Amerikos pradėjo plaukti į Ispaniją. Hitleris pralaimėjo, o Franco išliko valdžioje. Tai, matai, tokia politika su amerikiečių pagalba. Tai apie ką ir kalbu. Sąjungininkai, o paskui priešai automatiškai. Tai va, taip Franco iš tarptautinio parijo, to žodis yra parijas, to menkys, ar kaip ten jisai vadinasi, tapo vakarų sąjungininkų prieš komunizmą. Tai va, tai čia yra šito Franco tokia va istorijėlė. Būt aš ten sakau, tų tokių dalykų apie tą Ispaniją tai negaliu pasakyti, tai žinau, kad ten mokykloje tai mokino mažai. Nu tai čia daugiau mokykloje mokino Lietuvos istoriją. Tarybinė istorija, jo, ten daugiau mus galbūt geografiją mokindavo, kad tu žinotum, kur randasi kokia šalis, žinai. Dar kalbant apie patį Franco, yra toks dalykas kaip ETA. Ispanijoje labai Euskadi ta Askatasuna, Baskų šalis ir laisvė verčiasi. Tai va tavo Baskų teritorija Ispanijoje yra tokia organizacija. 50 metais įsikūrimo buvo pradžia šitos ETA. Tai yra kultūrinis pasipriešinimas Franco diktatūrai. Tai 59 metais Baskų studentai įkūrė ETA. Jų tikslas va šitos organizacijos apsaugoti baskų kalbą, kultūrą, tapatybę, kurios buvo uždraustos Franco laikais. Franco diktatūra slopino baskų tapatybę, nes buvo draudžiama baskų kalba, baskų aktyvistai, uždraustos politinės partijos, profsąjungos. Ir dabar kokie buvo, sakykim, tos ETA organizacijos pagrindiniai momentai. Pavyzdžiui, 61 metais ETA pirmą kartą bando susprogdinti traukinį, kurį jis vežė Franco šalininkus, bet be aukų. 73 metai. ETA įvykdo garsiausią išpuolį, tai premjero Luis Carrero Blanco nužudymas įvyko. Franco įpėdinis, nes tai jis turėjo pakeisti Franco. Tai po šio išpuolio Franco vis labiau izoliavosi ir prarado pasitikėjimą aplinkiniais dar labiau. Tai daugelis istorikų laiko šį įvykį vienu svarbiausių žingsnių link demokratinės Ispanijos perėjimo. Tai va šitie realiai ETOS organizacijos dėka realiai, va tas Franco režimas ir jisai žlugo Ispanijoje. Neatsimenu labai tokių dalykų. Tai įsivaizduoju, kokią, aš kaip pagalvoju, realiai dabar aš žiūriu, kaip Lietuvoje vyko irgi tie karai ir Ispanijoje kas vyko. Taip, tie karai vykę ir daug valstybių nukentėjo Europoje. Tai čia ne tik Lietuva, ne tik tam Ispanija, Prancūzija ir Jugoslavijos, taigi irgi Vengrijos tam tikrais metais tam tikrai buvo įvykiai, kurie šalis kentėjo. Realiai va šitas ETA organizacija tai tom nesibaigė po Franco, jinai nesustoja. Tai ETA įsiskiria į dvi grupės. ETA politiko militar, pasirengusi dėrėtis politiniais metodais, ir ETA militar, pasiryžusi tęsti smurtą. Atsirado dvi kryptis, dvi grupės. 80 metai. Tai buvo kruviniausi metai. Iki 100 žmonių nužudyta ir tai buvo daugiausia policijos pareigūnų ir politikų. Tai nepaisant demokratijos, ETA tęsė terorą, nes siekė visiškos nepriklausomybės, o ne tik autonomijos. Jie norėjo matyti visai nuo Ispanijos. Taip. 80-90 metai. Tai vyko ten realiai. Matai, ir pas mus tada vyko šitie dalykai. Tai pas mus vyko po 90 metų. Po 90, bet taip. Po čia 90. Iki 90 metų vyko šitie reikalai. 87 metais sprogdinimas Barcelonos prekybos centre. 21 žuvęs civilis, įskaitant vaikus. 87 metai. Nuskambėjo per pasaulį. Tai kažkaip neužsifiksavo. Buvo. Aš spėjau, kad per žinias kalbėjo apie tai. Taip. Tai aišku, jeigu kažkas tai įvyko, kažkoks tai sprogimas ar dar kažkur tai per žinias praneždavo šitą dalyką. Čia žinias klausydavom, bet kažkaip neužsifiksuoja. Įvyko. Taip, nes ten kažkur toli, kitur visai ten. Toli, kitur tenai, pas mus čia nieko nevyksta ir mes gyvenam savo. Bet žinai, aš dabar kaip gyvenu Ispanijoje, tai man šitie dalykai keičia iš karto supratimą apie Ispaniją. Kad tenais nerožėm klotas buvo jų visas, atrodo saulė, kurortai, gražu, bet tai kokį jie praėjo. Turėjo irgi istoriją savo. Aš tik negaliu palyginti, žinai, kas daugiau, ar Lietuva, sakykime, ar Ispanija. Tai čia jau nesiemu šito, žinai, lyginti. Bet aš kalbu apie pačią esmę. Kas pradėjo prieš juos daryti? Tai 83-87 metai susiformavo slaptos grupos antiteroristas de liberación grupės. Tai čia turbūt jau valstybės iniciatyva,
kurios neteisėtai žudė ETA narius. Nu tai ta prasme, tokiais pačiais metodais, bet būtent jos buvo nutaikyta. Nu nes jau ten realiai įsivaizduok, tai Barcelonos prekybos centre civiliai žuvo. Pakeitė viešą nuomonę ir baskų visuomenė ėmė masiškai atsiriboti nuo šitos organizacijos ETA. 2000-ieji, 2011-ieji. Policijos bendradarbiavimas tai jau jie kreipėsi į prancūzus pagalbos, nes matyti jie Prancūzija irgi tenais veisėsi. Policijos bendradarbiavimas su Prancūzija leido areštuoti daugumą ETA vadų. Finansiniai šaltiniai dingo, struktūra suskilo. 2018 metai. ETA oficialiai paskelbė apie organizacijos išyrimą, atsiprašydama aukų. Ir tą dieną baigėsi beveik 60 metų trukęs smurtas. Baskų kraštas šiandien yra vienas saugiausių ir ekonomiškai stipriausių regionų Ispanijoje, turintis plačią autonomiją. Aš žiūrėjau, tai ta baskų kalba netgi yra kitokia. Man ten pradėjo, aš gal panašumas bus į ispanų, bet ten visiškai ne. Ten totaliai visai kita kalba. Tai va tokia Baskų regionas, ETA organizacija, Franco, Hitleris su Franco, kai bombardavo. Man tai buvo įdomiausias tas momentas, kad, žinai, Tarybų sąjunga, jie aišku kita ideologija, bet jie turėjo sąjungininkus. Kai kažkoks yra bendras tikslas, interesai sutampa, tu turi sąjungininkus, kad pasiekti tą tikslą. Tai tikslas pasiekiamas, Hitleris nugalėtas, viskas, tie sąjungininkai išsiskiria vėl interesai ir jau jie tampa priešai tavo. Nes kaip rašo, kodėl prasidėjo šaltasis karas, tokį klausimą buvo uždavęs. Čia GPT šitam rašo. Bendras priešas dingo, liko priešingos idėjos. Taip, priešingos idėjos, priešingai masto prasidėjo, tada jau tampi priešu. Per antrą pasaulinį karą JAV, Didžioji Britanija ir SSR buvo sąjungininkės tik todėl, kad turėjo bendrą priešą Hitlerį. Kai Vokietija pralaimėjo, niekas jų daugiau nejungė. Vakarai norėjo laisvės bei lygybės, SSR lygybės be laisvės. Na, Įsivaizduojama, tokias išvadas padarė. Kaip kas supranta dar ir žinai, kaip kas supranta tą visą dalyką, už tai paskui vienas pasakyk, kas yra laisvė, tai vienas tau paaiškis vieną, kitas paaiškis kitai. Čia labai sudėtinga, labai abstraktu, žinai. Kaip sakant, sakau, pasaulėžiūros skiriasi žmonių, dėl kurių karai vyksta, taip ir tos laisvės supratimas irgi, žinai, labai yra skirtingas. Tai va, tai jeigu aš ten aišku, čia daugiau yra tokių įdomesnių momentų, bet čia, žinai, čia mes istoriją galime, pavyzdžiui, kaip Hitleris, sakykim, nes Hitlerio ryšys su šitu Franco, man buvo įdomu, kaip jisai iškilo, Hitleris. Tai realiai jį, visa info internete yra viešai, realiai jį iškėlė Vokietijos elitas, nes jį rėmė ten per partiją panašiai, Hitleris buvo geras oratorius. Geras oratorius buvo, tai bet yra dar ir dabar klausimas, man atrodo neatsakytas. Kas jį rėmė? Iš kur tie pinigai? Yra tokie momentai, žiūrėk. Nacionalistų partija laimi rinkimus, prezidentas Hindenburgas paskiria Hitlerį kancleriu. Prezidentas Hindenburgas, įsidėmėk šitą pavardę, paskiria kanclerių, demokratija virsta diktatūra. Reichstagas padegamas, opozicija sunaikinama, prasideda Trečiojo reicho kūrimas. Ir po Hindenburgo mirties Hitleris susijungia kanclerio ir prezidento pareigas ir jis tampa Führeriu. Jis buvo strategas, jisai mąstė kaip žygiot. Prezidento rinkimuose Hindenburgas laimi prieš Hitlerį. 53% prieš 36%. Kadangi laimi prieš Hitlerį, bet Hindenburgas ima manyti, kad geriau turėti Hitlerį viduje, nei prieš save. Kodėl jis taip ima manyti? Konservatyvūs patarėjai, ypač von Papenas, įtikina Hindenburgą, kad jie galės kontroliuoti Hitlerį. Ir Hindenburgas pasirašo dekretą, paskirdamas Hitlerį Vokietijos kancleriu. Kas tas von Papenas? Priklausė Prūsijos aukštuomeniai, karininkų ir diplomatų luomui, aristokratų šeimoje gimęs. Tai von Papenas buvo įtikinęs Hindenburgą paskirti Hitlerį kancleriu, o pats tampa vicekancleriu. Nes von Papenas tikėjo, kad gali panaudoti Hitlerį kaip marionetę konservatorių naudai. Žodžiu, interesai. Hitleris buvo matomas kaip įrankis šitų visokių aristokratų, aukštuomenė, žodžiu, elitas. Jie strategavo, ką ten padaryti. Tas von Papenas, Hindenburgas, jie tą Hitlerį ir iškėlė, supranti? Čia aišku tik tai dvi pavardės, bet ten buvo daug daugiau reikalų, be abejo. Pavardžių tai taip, bet nežinau, aš čia, pavyzdžiui, šitą, ką tu čia man dabar tai tokios istorijos neskaičiau. Tai žinau, aš jį neskaičiau, aš tik čia negaliu pasakyti, aš tai gal trumpai, kaip Hitleris ten atėjo į valdžią, kaip jį tenai kažkur tai aludė sukūrė savo tą partiją ir paskui tik tai, žinai, kaip daugumo istorijų, iš kur tie pinigai jį rėmė. O ką jisai ten rėmė? Tai tais 33 metais buvo infliacija didžiulė Vokietijoje
nes žmonės neturėjo už ką pirkti valgyti. Pinigų tai neturėjo, tokios kainos pradėjo ten kilti. O Hitleris ką jisai, paskui davė šautuvą, aišku, davė valgyti, davė apsirengti ir davė pinigų. Ir viskas, ir pasijėjo, paskui stojo į tą partiją. Ten, sakau, tokių smulkmenų, tai aš su tom pavardėm, aišku, aš šito nežinau. Taip, aš pilnai suprantu, nes aš irgi nežinau tų dalykų, aš tik tai, sakau, radau tam tikrus žmonės alkani buvo, ką, jie ir stojo į tą partiją, ėjo masiškai, išgyventi reikėjo. Konservatoriai mato nacių partiją kaip mažesnį blogį, jie mano, kad Hitleris gali sustabdyti kairiuosius. Supranti? Vokietijos elitas, pramonininkai finansuoja kampanijas, Hitleris įgyja finansinę galią iš tų, kurie manė galintys jį kontroliuoti. Tai Vokietijos elitas, bijodamas komunistinės Rusijos, jie matė Hitlerį kaip kylančią žvaigždę ir jie metė pinigus Hitlerio idėjoms tam, kad nugalėti komunistinę Rusiją. Tarybų sąjunga. Vokietijos elitas finansavo. Tai pramonininkai, o pavyzdžiui, Krupp, Thyssen yra, ir tai čia tik tai keli pavadinimai, o jų ten buvo daugiau. Tai jie finansavo tas kampanijas. Tai esmė yra konservatyvus tas elitas Vokietijoje su pramonininkais. Karininkai, pavyzdžiui, dabar kas tas konservatyvus elitas Vokietijoje? Karininkai, generolai, aristokratai, plus prie tų pačių žemvaldžiai, Prūsijos elitas, pramonės magnatai, finansininkai. Taip. Visos sakau, Deutsche Bankas suteikė finansinius kanalus nacių partijos plėtrai. Chemijos koncerno vadovai, vėliau kurie gamino cikloną B koncentracijos stovykloms. Įsivaizduoji? Žiniasklaidos magnatai, plieno magnatai, bažnyčios elitas, ar ne? Vienu žodžiu, dabar ar aišku. Jie norėjo iškėlė tą Hitlerį, suprantate? Per prezidentus, per ministrus visokius, nes visam šitam elitui jie turi savo interesus, ne? Yra Rusijos elitas, yra vakarų elitas. Rusijos, Kinijos, ne, ten yra irgi elitai. Ir jie tarpusavyje, supranti, jie įtako zonom dalinasi. Per prezidentus, demokratinius rinkimus, per verslus, per korporacijas, tie visi elitai ir tuos visus ir stumdo tas šachmatų figūras. Tai tu čia jau labai nori taip vaizdžiai parodyti. O tai kaip kitaip? Tai aišku. O tai kaip kitaip? Tai informacija yra internete, tą skaitydamas, tu susidėlioji visus taškus, supranti? Elitas. Kas tas elitas? Visa info lėštutės padėta, tu tik tais pasiimk ją. Klausai, kas finansavo. Iš to išvardino visus, kas finansavo. Nežinau, tu čia tau gal taip atrodo, bet aš kiek taip žiūrėjęs, tai čia kažkaip tai tie pinigai plaukė, kas finansavo. Čia dabar gal surašyta, nežinau, gal čia nauja kokia informacija, bet visą laiką klausimas būdavo, o kas jos finansavo? Pramonės magnatai, elitos šeimos, žiniasklaidos magnatai, karininkų elitas, juk jie visom bendroji struktūrai. Kiekvienas jie turi savo interesus ir jie ieško partnerių. Jeigu tu naudingas, sąjungininkai, jeigu tu naudingas, bendrą interesą turim, einam kartu, interesai išsiskiria, viskas, priešas. Čia nėra, supranti, kaip mes paprasti žmonės įsivaizduojam, kad mes turim būti žmogiški, su kaimynais nesipykti, žinai. Tai nėra, aišku. Bet čia yra vien interesų kovos šiam pasaulyje vyksta. Reikia suvokti vieną esminį dalyką. Pavyzdžiui, dėl Amerikos. Dauguma amerikiečių priešinosi dalyvavimui kare Europoje po pirmo karo. Tuo metu Rooseveltas laipsniškai rėmė sąjungininkus per Lend-Lease ginklais, technika, maistu. Tai tas sutartis, tas Lend-Lease sutartis. Taip. Tai tiesiogiai nesikišo, matyt, kareivių nesiuntė, bet ginklais, technika, maistu. Taip, buvo toks dalykas. Sąjungininkai buvo. Sąjungininkai. Tiekė Tarybų sąjungai, tiekė šitus reikalų. Taip. Nes jie pamatė, kad iškėlė Hitlerį, kuris jau nebesuvaldomas tapo. Jis jau, paėmė pusę Europos, jau paėmęs. Ir Hitleris, kaip skaičiau apie tą Franko, kuris jau norėjo išbandyti tą savo technologijas, bombarduoti Britaniją didžiąją, pasirašė Ribbentropo-Molotovo paktą su Stalinu, susitarė, kad jie pasidalina Europą zonomis įtakų. Pažeidė tą paktą, pradėjo pulti Tarybų sąjungą. Tai jie matė, kad jeigu jau
Hitleris, aišku, jisai buvo naudingas, kol pridusino Tarybų sąjungą, bet jau pamatė, kad jau per daug, nes sekantis žingsnis jau bus ir Didžioji Britanija, ir galbūt Amerika ir panašiai. Tai tada jie pradėjo, žinai, esmė tame, kad tu jau kaip per daug iškyli, atsiranda jėgos stipresnės, kurios tave nusodina. Galima pažiūrėti čia sąsajas ir ryšius, sakykime, kas ir vyksta ta Rheinmetall, kur dabar Lietuvoje stato ginklų gaminimą. Jo, kokie ryšiai. Tai ten yra, aš pažiūrėjau, tokie kaip BlackRock. Lietuvos, nežinau, čia, aš sakau, čia labai daug informacijos, čia visko net nespėsiu papasakoti. Man tik tai įdomus tie ispaniški reikalai. Apie Ispaniją, koks yra jos vaidmuo šitame visame žaidime. Tai po pilietinio karo Ispanija buvo izoliuota, Europoje laikė fašistinę. JAV, bijodamos Sovietų sąjungos, sudarė 53 metais Madrid paktą, mainais į bazes, suteikė finansinę ir karinę paramą. Pradėjo plaukti pinigai į Ispaniją. Taip, šaltasis karas. 7-8 metai priimta konstitucija, atkurta demokratija, 8-2 metai Ispanija įstojo į NATO, 8-6 metai į Europos bendriją, Europos Sąjungos pinigai plus turizmas, įvyko ten vadinamas ekonominis stebuklas. Ispanija yra ne pirmoji linija, o pietinis NATO ramstis, atsakingas už Šiaurės Afrikos ir Atlanto. Žodžiu, partnerystė su Amerika glaudi ir labai stipri. Po 90 metų kapitalas iš Šiaurės Europos ieškojo pelningų investicijų. Tai būsto kainos išaugo kelis kartus. 2013 į šalį plūsta Britų, Vokiečių, Skandinavų, pastaraisiais metais Arabų ir JAV fondų pinigai. Nekilnojamas turtas, ypač Costa de Sol, Kanarose tapo spekuliacinės ekonominius variklių. Politinis elitas laikosi pro ES linijos. Radikalios jėgos Vox, Podemos kol kas neperžengia sistemos ribų. Kritika leidžiama, bet strateginiai kursai nesikeičia. Tai ES, NATO, euras. Tai toks yra vaidmuo. Tai realiai iš tokių, sakykime, visų tokios informacijos, tai ką aš matau, kad Ispanija, jinai tokia daugiau, žinai, jinai nėra tame girnų dantratyje, žinai, kaip Lietuva, pavyzdžiui. Lietuva tarp Rusijos ir tarp vakarų. Tam krumpliaratyje Lietuvėlė. Tam krumpliaratyje jinai nėra, bet nežinai, kaip čia susiklostys, po kiek metų ta Europos Sąjunga kaip bus. Ir tada, kas bus su to pačia Ispanija. Jo, aš nesivaizduoju, bet aš tik tai žiūriu, pavyzdžiui, kuriam regione, atsakykime, mažiau visokių tokių nuostolių. Aš žiūriu, kaip Lietuva, per visą tą istorinę prizmę, tai pati pavojingiausia vieta realiai. Lenkija, Ukraina, Baltarusija, Lietuva, visas Pabaltijos, Vokietija ta pati. Taip, aišku, pačioj pavojingiausių. O kada jinai nebuvo pačioj pavojingiausių vietų? Jinai Lietuva ir liks, Lietuva toj, aišku, išliks galbūt kaip Prūsija, bet ją trypė per amžius. Sėjo kas Napoleonas, sėjo Vokietis, kas netingėjo, visi ėjo per tą Lietuvą. Tai čia yra labai nesaugu. Nesaugu. Aš nematau perspektyvos čia, pavyzdžiui, investuoti, gyventi, planuoti ateitį. Aš žiūrėdamas į šitus globalius procesus, aš suprantu, kad istorija kartojasi, visą laiką žmonės sako. Ir kaip vyko pasiruošiamieji tie visi karui veiksmai, ir internete yra, bet čia tiek laiko nėra. Ten rašo, kokie buvo pasiruošiamieji veiksmai su Hitleriu, kaip viskas vyko, pasirašomi buvo visokie slapti susitarimai, kaip ir tas Ribbentropo, slaptas susitarimas. Tu galvoji, dabar nevyksta tokie reikalai slapti, kurių mes nežinom, išlys jisai po kažkiek metų. Bet tu supranti, tu žiūri tendencijas, link kur viskas eina ir tu matai paralelės tarp istorijos ir šių dienų. Ir vėl pasirašymieji veiksmai, gamyklos karinės, tas visi čia džiaugiasi, ploja katučių. Aš matau rizikas. Gyvenimui ir pinigų čia laikymui. Gyvenk tada išeina, jeigu investicijos, kad negyvensi iki 1000 metų. Tai taip, bet aš žiūriu, pavyzdžiui, tos investicijos. Aš žiūriu, pavyzdžiui, mano vaikui, kur jam geriau projektuoti savo ateitį, ar Lietuvoj, ar jam vargu, ar čia, aš nežinau, šitoj sferoj, kur geriau, čia tik tai turi sukurti savo banką ir tada tik tai ten investuosi pinigus, tai tik tai bankai, aišku, bankų griūtis, gerai, tie visi Rothschildai, visokie, viskas,
žiūrėk. Nu, mes ne Rothschildai, mes žiūrim, mes esam paprasti kirminėliai Mes šitoj paprasti, sistemoje taip. globalioj. Aš kalbu iš savo žmogiškos pozicijos, aš žiūriu, kur man projektuoti savo ateitį ir savo vaikų ateitį. Aš pasiskaitęs tą istoriją, man yra baisu čia Lietuvoje, supranti? Nes jinai tarp dviejų ideologijų. Įstudijuoti reikia gerai tą Ispanijos tada tą visą. Tai aš suprantu, bet aš dabar ką noriu pasakyti, tai aš matau Ispaniją kaip mažesnę rizikos vietą. Mažesnė dabar šiuo metu, mažesnė, bet įvykiai klostosi, tai žiūrėk, tai vienam pasaulio krašte, tai kitam pasaulio krašte. Jie nėra pastovus, kad sakytum, ten, aišku, galbūt daugiau tose arabų valstybėse ten tie visi dalykai kiviršiai vyksta. Bet, žinai, čia Europa neišimtis. Aš, pavyzdžiui, aš taip galvoju, matau, kad, pavyzdžiui, kokie dar praeis kokie 10, 20, 30 metų, pamatysi, kaip Kinija dominuos šitam visam reikale. Tai jinai jau dabar, žiūrėk, yra sąjungos su BRICS blokas. O kas buvo prieš kokie 50 metų, tai 50 metų jinai, žiūrėk, kaip iškilo. Valstybė buvo nuskūrus. O per 50 metų, prašau, kaip jinai atsistatė, iškilo ir sakau, jinai dar praeis, kokie nereikės ne 50 metų, jinai dominuos. Aišku, jeigu neatskris kokie tie 3 Atlas, koks tenai skrenda. Kas tokie? Tas kažkoks tai dabar objektas artėja link Žemės. Ai, tu kalbėjai apie kažkokius kosminius meteoritus? Tai čia dar nežino, kas čia bus gruodžio 19 dieną, nieko čia nebus, kuri priartės jau arčiausiai Žemės. Tai, sakai, nieko čia nebus. O tu taip negalvoji, kad tenai viršui dar yra kažkokios tai jėgos kažkur tai toli yra gyvenimas irgi verda. Mes galvoti galim daug ko, supranti. Taip, kad čia, žinai, mes čia galim... Čia Žemė ne viena gyvenama planeta. Bet aš, supranti, žiūriu į esamą mano realybę, aš žiūriu į buvusią istoriją, aš žiūriu, kas vyksta šiame pasaulyje, aš pradedu tik tais, noriu ką pasakyti, kad šitais dalykais aš pradėjau domėtis kažkur nuo 2007 metų. Čia aš ką papasakojau, tai čia tik tai detalės. Yra daug daugiau įdomesnių reikalų, bet ne visų gali protai panešti. Bet esmė yra, kad pasigilinęs ir sudėliojęs tą mozaiką, tu pradedi suprasti, kad tu neturi būti nei už vieną pusę, nei už kitą pusę. Nes tas pats Stalinas, jisai buvo psichopatas, Hitleris psichopatas, Franco Ispanijoje psichopatas. Čia nežinai, koks psichopatas. Už jų ir jie tik tais buvo tos pieškos, įrankiai virš jų esančio elito, kurie turi savo interesus skirtingose žemynuose, Rusijoje žemynė yra savas elitas, Amerikoje savas elitas, Europoje savas elitas pasiskirstęs irgi, Kinijoje savas elitas ir visi žiūri savų interesų, pastato žmonėms prezidentus, figūras, jūs ten rinkite žmonėm per kaip magnatai, spaudos magnatai ir ten visokie duoda tam tikrą ribotą informaciją, žmonės pasiskaito, pradeda jie tikėti tais dalykais, pradeda tarpusavį pjautis, kad aš už amerikietį, aš už tą, aš prieš rusą ir tada vieni su kitais pradeda draskytis, kokia prasmė. Ką man eiti už tą rusą? Kam? Kodėl aš turiu eiti už jį? Kodėl aš turiu eiti už tą Ameriką? Kodėl? Tu turi suvokti, kad čia elito žaidimai. Ne tavo čia žaidimas. Tu tik tais esi mažas kirminėlis, toj visom globaliam tam reikale ir tu čia nieko neįtakoji. Tu čia neįtakoji, nieko nepakeisi, tik tai tu žaidi jų žaidimą, to elito. Tai už viso tas yra. Visi tie karai, revoliucijos ir viskas yra valdoma, kaip tu sakai, elito. Jie karai sukūrėmi. Tai tos ideologijos. Vieno to reikia, kaip čia pasakyti. Jie mato, aš kaip suprantu, jie mato... Pasipelnimo tikslą, taip gali pasakyti. Kaip, karas irgi yra tam tikras šaltinis, pasipelnimo šaltinis. Ne vien, tai yra dominavimas, įtaka ir išlikimas šiam pasauliu.
Nes elitas tarpusavį kovoja, bet kaip jie kovoja? Svetimom rankom. Bet tai kaip jie kovoja? Vienu atveju jie būna partneriais, sąjungininkais. Jeigu interesai sutampa, pasiekė savo tikslą, viskas, jau jie tampa priešai. Aš tai neįsivaizduoju. Nori dominuoti, už tai skiriasi paskui. Tai gerai, bet jeigu tu nori dominuoti, kam tada reikėjo tam elitui tada siūsti Tarybų sąjungoje pagalbą? Tai jeigu jie norėjo dominuoti, tai jie išsigando savo pačio sukurto monstro, to įrankio Hitlerio. Jie patys išsigando. Kaip pasakyti, aš nežinau. Supranti, va tokie va dalykai, tai aš sakau, va, už tai aš bandau va tą pasaulį va tokį matyti, žinai, va iš tokios informacijos, kuri jinai yra laisvai prieinama visiems. Čia tik tai reikia netingėti, žinai, vat, užduoti klausimą, dabar jinai lengva tą informaciją rasti. Tu tik atsisėsk prie šito dirbtinio intelekto, įrašyk klausimą, tau duos atsakymą, tu užduok dar gilesnį, patobulintą biskį, detalesnį klausimą, tu gauni vėl perskaityti tą info, jinai būna susisteminta netgi visa, punktais gražiai surašyta. Čia jokio stebuklo, dabar čia nereikia aukštą. Ir tu pradedi matyti tą visą vaizdą bendrą, žinai. Šaltiniai būna irgi visi surašyti, iš kur paimta ta info. Čia aš nežinau, čia yra GPT sukurtas amerikiečių. Galima sakyti, čia yra to elito kūrėjų įrankis, ar ne? Aš jo naudojuos, čia nėra rusų, supranti, kad aš sakyčiau, va, aš čia ištraukiau rusų propagandą. Ne, čia yra amerikiečių info visa. Supranti, jų įrankis, tai aš jų įrankių naudodamasis, tą informaciją matydamas, galiu daryti tam tikras išvadas. Aš išvadą savo pasidariau senai dėl šitų reikalų, kad tu turi mokintis iš istorijos, sugebėti pastebėti tendencijas. Duok Dieve, kad čia nieko nebūtų, bet aš kažkada atsimenu, tokia tetulė man sako, čia Lietuvoje viskas gerai, žinai. Sakau, teta, Lietuvoje, pro Lietuvą praėjo pirmas pasaulinis, pro Lietuvą praėjo antras pasaulinis. Sakau, jūs garantuojat, kad nebus trečio, bet daug Dieve, kad čia tokių dalykų nebūtų. Bet kai matai tendencijas, matai, kad aš žinau, kad manęs nei rusai neišgelbės, manęs nei Amerika neišgelbės. Ir žiūri jie savo interesų, bet ne mūsų paprastų žmonių. Žmonių interesų, aišku, nieks nežiūri, o karai, tai aišku, jie per Europą ėjo ir eis, ir buvo, ir bus, ir neišvengiamas bus ir trečias pasaulinis karas. Tai aišku, laiko klausimas. Kokia forma, žinai, ar ta, žinai, karšta forma, va kaip dabar vyksta? Kokia forma, čia negali nuspręsti, kokias technologijas panaudos. Negali, žiūrėk, aš tau galiu vieną irgi informaciją. Įtaką perėmė technologijų įmonės. Google, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, OpenAI, dirbtinis intelektas, TikTokai. Taip čia, kad naujos technologijos. Jos valdo duomenis, dėmesį ir naratyvą. Tai naujas valdžios tipas. Rašo, man čia taip suformavo, žiūrėk, tas GPT. Niekas neįsiveržia į teritorijas. Užtenka valdyti žmonių mąstymą, algoritmus ir rinkų nuotaikas. Nesiveržia. Veržiasi, aišku. Čia nėra taip, kad nesiveržia. Čia taip man surašė. Abi pusės realiai siekia to paties – išlaikyti savo įtakos zoną ir resursus. Tai ne gerųjų prieš blogosius kova, o globalių interesų balansas. Už visko noras turėti galią, kontrolę ir išlikti. Tai tokie kaip politininkai, korporacijos, žvalgybos, medijos, tai visi tarnauja jų interesui, apsimesdami tarnaujantis tautai. Tai tau išvada. Ne mano suformuota. Ne, tai. O šito dirbtinio intelekto, supranti? Labai jau smulkiai viską, žinai, apibūdina. Aiškiai, suprantamai. Pavyzdžiui, aš istoriją mokinausi mokykloje. Žmogus, mokytoja ar mokytojas, taip nesugeba pateikti informacijos. Susisteminti ir gražiai sudėlioti. Žmogus turi labai ilgai sėdėti prie medžiagos, kad tokią info gražiai sudėlioti ir aiškiai pateikti. Ta atlieka dabar dirbtinis intelektas vadinamas. Tu įmesk straipsnį, jis tau gražiai viską išrinks, sudėlios, sistemingai, aiškiai, išvadas padarys. Čia yra įrankis, dirbtinis intelektas. Man šiuo metu, šiame gyvenimo etape, žinai, įrankio kita forma. Dirbtinis intelektas, tai čia, ne visiems jisai reikalingas, Ta prasme, kad gal kuris dirbo ten daugiau kažką, tai jisai daugiau jam reikalingas naudotis, bet taip tai didelė masė žmonių, tai aš nežinau, savo išprusimui tik tai. Ne, pavyzdžiui, architektas. Yra programos, kurios
įmeti tu sklypo nuotrauką ir parašai, ką tu nori. Nori matyti namą tokį ir tokį plus minus. Jis tau namą nubraižys. I started with my final building render and told remove building. Then I refined it, remove the wall, make the lot empty with lots of grass and weeds, remove some trees. Now it looks like an actual construction site. Then the magic prompt. Camera slowly zooms in on a time lapse of building construction with machinery, construction workers from start to finish. 2 minutes later, this is what you get. This is a game changer. And here's a pro tip. If you don't like the first result, just regenerate using a different model. Each attempt gives you different variations. Ten brėžiniai konstrukciniai vėlgi, čia tik tais... Gal, ten yra tam tikros, ką žinau, tos, kurie žmonės dirba su tom, kaip sakai, architektas, ten gal, ką žinau, ten kokiam dažytojui reikalingas. Dažytojui fiziniam darbui šiuo metu jisai tiesiogiai ne šiuo metu. Bet mes tik tais matome šito reikalo potencialą ir į ką jisai išsivystys, tai mes niekas nežinom. Paradoksas yra tame, kad aš va tokį Ilja Laursą dažnai paklausau, jisai tas futuristas, toksai verslininkas. Tai jisai sako, yra paradoksas tame, kad anksčiau buvo paklausa to intelektinio daugiau darbo, žmonių kiekio tam darbui, ne? Nes darbininkų yra pilna, žinai, bet vat jau tokio didesnio intelekto darbo jau yra reikia, žinai, pasimokinti. Dirbtinis intelektas vat iš tų žmonių yra atiminėja darbą. Netiesioginė prasme, bet tie žmonės privalo naudoti dirbtinį intelektą savo darbui, jeigu jie nori išlikti šitoj rinkoj. Nes jisai daug ką pakeičia tą, žinai, to tokio monotoniško, žinai, duomenų apdorojimo tą darbą visą. Mokslininkai visi. Viskas, kas susijęs su kompiuteriais, dirbtinis intelektas, jisai ir reikalingas. Tas, kas dirba su kompu. Jeigu tu su kompu nedirbi šiuo metu, pereinamajam šiam laikotarpiu, tau jis nereikalingas. Bet ir tai, pavyzdžiui, žiūrint, koks tavo, žinai, statybose, jeigu tu darai skaičiavimus, tu naudoji kompą, viskas automatiškai jis tau reikalingas bus. Jeigu tu kompo savo gyvenime nenaudoji... Tai tu dirbi su kažkokiais tam tikrais įrankiais, tau jisai nereikalingas. Čia yra tik tais kompiuterio pagalba jisai naudojamas tas reikalas. Visur, kur yra kompiuteris, visur jisai yra. Tai sakau, kur dirba. Taip, čia tik tiek, kiek aš... Visa informacija yra jame, taip, tu gauni greitai tą informaciją, jeigu nori kažką sužinoti, taip, tu komponuot. Sakau, jeigu tu dirbi su tam tikrais įrankiais, Tau, jeigu tu kasi žemę, tai be abejo, jis tau nereikalingas tuo momentu. Kasimų žemės dirbtinio intelekto. Bet tai yra klausimas, iki ko dais va šitie reikalai, žinai. Bus galbūt tie robotai sukurti. Gal vėliau teisingai bus. Kurie atims iš tavęs kastuvą ir jie kastų tai tavęs. Kiek tai metų gali būti, aš pilnai šito neneigiu, kad ne, to nebus. Taip, gali būti, atims kastuvą ir kas vietoj tave. Atims duoną iš tavęs. You're gonna lose your jobs not to a robot. You're going to lose your jobs to somebody who uses a robot. You're going to lose your jobs to somebody who uses AI. But here's the thing. I think, Brett, you're onto something huge. This is likely the next giant consumer electronics market. And so it's very likely that the companies that use AI first, that use robotics technology first, will be the most successful first. We have robots out now commercially running every single day. Like we have a robot right now running commercially in a manufacturing commercial partner of ours. And we have robots that can do end-to-end activities, let's say like fold laundry, do dishes, only with neural nets. Turėsime persiformatuoti smegenis, kaip mūsų gyvenimą kitaip gyventi. Čia gal ne jūs, bet mes ir mūsų vaikai. Nes viskas vystosi greitai. Tai va, tai kas liečia tą sistemą visą, tai reikalai yra tokie. Ir čia ne vienas aš tą dalykus esu pamatęs ir pastebėjęs. Čia daug žmonių įžymių apie tai netgi kalbėjo, apie ką aš sakau. Ką aš turiu omeny, žinai, tokį, ne, Johną Lennoną. Žinau. Žinai, tu angliškai, vis tiek minimaliai supranti, ar ne? Žiūrėk. Our society is run by insane people for insane objectives. You know? And I think that's what I sussed when I was 16 and 12. But I expressed it differently all through my life. But now I can put it into that sentence that I think we're being
run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it. I mean, don't you agree? Esmė yra ta, kad sako, aš sako, jau vaikystėje supratau 12-16 metų, kad kažkas pasaulyje beprotiško vyksta. Bet sako, aš tik tai išreikšdavau kitokiais, žinai, kitokiom priemonėm. Sako, bet aš tai per dainas jisai, tokie va, kaip Michaelas Jacksonas. Aš galiu tau klipų pilną parodyti Michaelo Jacksono, kaip jisai apie sistemą dainuoja, kas vyksta pasaulyje. Žmonės nesupranta, realiai, jie klausydami muzikos, jie tik klauso muziką, bet jie nesupranta. Apie ką jisai dainuoja, ką jis rodo, yra klipai visi rodo.